Naujoms sodų bendrijoms vyriausybė stato stop ženklą. Akivaizdu, kad ten vyksta ne sodininkų nameliai, o gyvenamieji kvartalai. Esamas bendrijas siekiama prijungti prie miesto tinklų. Dituvos sodininkų bendrija didžiausia Lietuvoje. Joje maždaug 5,7 sodų sklypų. Ketvirtadalis jų savininkų gyvenamąją vietą yra deklaravę soduose. Bendrijos pirmininkas teigia, kad tik vasarai atvykstantys sodininkai mėgėjai pasikeitimų nelaukia, o nuolatiniai gyventojai norėtų, kad bendrija taptų gyvenamuoju kvartalu. Jie nori miestų sąlygų kitų sąlygų, kad jiems būtų keliai nuvalyti, kad jiems būtų sutvarkyti, šiukšlės išvesti ir taip toliau. Bet šiandien, kadangi yra sodų bendrija, o ne gyvenvietė, mes darom tą savo jėgom, ką mes pajėgus esame. Šiandien pas mus yra virš 200 kelių. Tai šiandien, jeigu sus kelius valdyti, tai yra labai sudėtinga, bet yra ir neekonomiška. Pavyzdžiui, vienam kely gyvena vienas gyventojas. Klaipėdos rajono savivaldybė anot Vytauto Gedvilos kelių remontui finansuoti per 7 metus sukrapštė vos 2000 litų. Ne visos bendrijos sugeba kelius remontuoti bei valyti savo lėšomis, tad vyriausybė siekia, kad kelių priežiūra perimtų savivaldybės. Sodų bendrijose žemės ir daugelis kitų mokesčių yra mažesni negu kad gyvenamosiose teritorijose. Tai yra savotiškai sukuria šiokia tokia įtampa tarp bendrijos ir savivaldybės. Savivaldybės taip pat nori, jeigu jai ta funkcija perdodama, tai kad būtų dalis lėšų bent jau susijusių su kelių inventorizavimu ir perdavimu padengta. Vyriausybė svarsto nebeskirti plotų naujiems kolektyviniams sodams kurtis. Jau įprasta, kad ši mėgėjiškai sodininkystei skirta žemė užstatoma gyvenamaisiais namais. Maža to, valdžia taip pat siūlo priimti įstatymo pataisas, kurios leistų sodininkų bendrijas integruoti į bendrą miestų infrastruktūrą. Tai priklauso nuo galimų abonentų arba vartotojų skaičiaus. Ir vienose vietose praeina visai netoli trasos, kitur reikia gerokai timtelti, tai tų būdų labai įvairių yra. Kai kur miestas padengia, kai kur gyventojai turi savo sudėtiniam lėšom, kažkokiam jungtiniam dalis ten iš ES struktūrinių fondų. Šiaip jeigu bendras komunikacijos visos būtų kaip kanalizacija, vandentiekis, dujos, tai tikrai būtų labai puiku. Kaip dabar yra, mums irgi nekliudo. O jeigu tai labai keistų ir pablogėtų finansinė mūsų padėtis, tarkim, papildomi mokesčiai, dar kažkas, mes aišku nenorėtumėm. Valdininkų tikinimu tapti gyvenvietėmis ir pačioms sodų bendrijoms naudinga. Mat taip lengviau tikėtis ir valstybės, ir ES lėšų infrastruktūros gerinimui ir plėtrai. Ačiū žiūrėjusiems. Netrukus orų prognozė ir eismo įvykių kronika laidoje Reidas. Iki pasimatymo.